kad nešiojant naujagimis ir kūdikis būtų palaikomas stuburas jo būtent tokioje išlenktoje pozicijoje. Kitas dalykas, kuris yra svarbus, naujagimiui gimus, jo klubo sąnariai nėra išsivystę. Ir tam, kad jie vystytųsi taisyklingai, kad klubo sąnarys išsivystytų sveikas, yra reikalinga palaikyti vaikui tam tikrą kojų poziciją. Kojos turi būti pakeltos, šiek tiek į viršų ir praskėstos, kad šlaunikaulio galvutė galėtų įsistatyti į dubens kaulą ir pasidaryti savo vietą sąnariui. Ir tinkama nešioklė turi atitikti keletą požymių. Ji turi gerai prilaikyti kūdikio nugarą ir apgobti tolygiai vaikelį ir palaikyti natūralų stuburo išlinkimą. Tai yra prieš netinkama nuomonė, kad vaikų nereikia nešioti, todėl kad jie pradės daugiau verkti, pripras prie nešiojimo, bus išlepinti, tai yra neteisybė, nes nešiojami vaikai yra laimingesni ir kuo daugiau jos nešiosim kūdikystėje, tuo vėliau jie mažiau norės būti nešiojami. Jie pabus su mama, pasidarys pasitikinti savimi ir tuomet norės ištirti pasaulį patys.